karamėlės. O, благодарю, bus gardu. Šiaip reikėtų gal šiltesnės aplinkas šitam dalykui. Šitaip atsargiai. Ne, tokie gardus. O. Nelūžti. O. Vieną mėnesio progų ir labai gerų rezultatų tuo pačiu progu. Nusprendėm, kad šiandien mums labai skaudina tas irklavimo iššūkis. Kadangi rezultatai geri, tai pusėjom iššūkį. Mėnesį laiko tvardėmės, nevalgiam cukraus, nevalgiam nieką. Tai šiandien nutarėm pačytinti. Iš pradžių ryte galvojom, kad tai bus čeburekai, bet babė sako, žinai, jeigu čytinti, tai noriu ledų. Tai pasiėmėm magnumėlio, kosminiai ledai. Perlaužį šokoladas, matėt patys. Babis jau paskaičiavo, kad šiandien jo vakarienė yra 160 gramų cukraus. Daktariuką pasiėmė Monsterą. Mano mėgstamiausia. Aš prie visą šitą tada pasiėmiau sweet sparnelio. Žinai, tikrai, nu verta. Aš manau, kad verta. Taip, geriausia labai tipologija. Visus išmetam, kad aš juos palikam. O. Nešvaistys mane lašą. Aišku, vien šokoladas pieniškas, kai yra. Tai yra wow. Tai yra wow. Šventė. Matysime, žiūrėsime, čia mums padės rezultatam, nepadės. Mesgi čia strategiškai darom. Čitmylas. Čia mūsų čitmylas. Taip kaip, kas sako, geras dalykas, kas kokias 10 dienų padaryti verta organizmui šoką sukelti. Labai malonus šokas. Labai malonus. Maišyto. O! Ant peties susidėsim kėdę. Šiandien yra sekmadienis. Šiandien mes nusprendėm, kad reikia išvaikščioti vakarykščius ledus. Tai labai gražus oras šiandien, tai pašalę, saulytė šviečia. Tai nusprendėm išeiti biškį į gamtą. Prasieisim, papietausim tuo pačiu. Turim pietums įsidėję lietuvišką karinį davinį. Tai ryt truputį apžvelgsim. Čia reikia vaikščioti atsargiai. Perkliukai vaikščioti. Šiaip viso iššūkio metu stengiuosi kasdien bent po 15 000 žingsnių nueiti. Darbo diena tai nesunku, iš tikrųjų, nes darbe nemažai vaikštau, tai ir 20, ir 30 net kartais surenku. Bet va savaitgaliais yra sunkiau, nes savaitgalį kažkaip taip gaunas, kad sėsliau laiką leidžiam, arba kažkur sėdam į mašiną važiuojam, arba tiesiog ofisą žiūrim ir Netflixą. Tai tokie tie savaitgaliai, tai reikia papildomų veiklų susigalvoti. Simutė offroadina. Tai ir šiandien irgi skėliau, pavalgiau, žiūriu, kad apie pietus gal tik 2000 žingsnių surinkta. O tą progą ir pažingsniuosim truputį. Kiek? Vaikščiojimas yra labai neįvertintas dalykas. Visi, kai meta svorį, bėgioja, mina dviračius, ten užsijama labai sudėtingais kardio pratimais ir viskas yra labai gerai. Bet vaikščiojimas yra irgi labai neįvertintas dalykas. Atrodo, nueinu, bet tau nėra fiziškai sunku eiti, tau nėra didelės įtampos, bet tu tą gali daryti ilgai, tu gali visą dieną eiti. Ir tas irgi labai gerai. Aš tik noriu pabrėžti, kad aš jau numečiau 11 kg per šitas 5 savaitės. Aš ne kartą nebėgau. Nu jo, tai vadarėm tuos iššūkius. Pagrinde tai vaikštų, stengiuosi vaikščioti. Visai smagu. Net visai pagavau azartą ir galvoju, būtų visai kietai, jeigu tuos 2 mėnesius išeitų pratempti nebėgus. Nusimes bent iki 110 kokių. Tada jau kai būtų lūžio taškas, kai sustotų visas tas progresas, tada dar turėčiau papildomą ginklą ir galėčiau išeiti bėgioti. Vaikščiojimas dar kuo gerai yra, kad nėra didelės apkrovos sąnariuko, pavyzdžiui, su didesniu svorio labai geras pratimas. Ypatingai tokiam kiauliokui kaip ašiai, labai gerai yra vaikščioti, o ne bėgioti. Nes kelėnai ir taip subirėjai. Na, stengiuosi gražiai. Dar viena papildoma priežastis, nesidaryti savo problemų. Gerai. Lengva ir efektyvu. Einam pietauti. Eik į vidurį. Eik į vidurį. Tikriausiai giliau neita, ne? Eik. Jau ne. Simuką atradom gerą vietą, mums čia jau pavalgyt. Gamtoje visai kitas vanduo, ne? Eiktų vandeniokas. Taip, mes šiandien išėjom pasvaikščioti. Gerant saulytės iš tikrųjų. Čia mes turim lietuvišką karinį
Davinį. Oh, you. Variantas numeris 7. Mes šiandien turim troškintą kiaulieną su grikių koše, kas nėra pats blogiausias variantas, su jautiena būdavo geriausias. Man asmeniškai. Dar būdavo su vištiena ir su ryžiais, o ten tai, ne veltui vištiena, gaidžių gaidys iš tikrųjų. Prapakuosim ir apžvelgsim. Ką aš šiandien dar turiu? Kavytės turiu, arbatytės turiu, gaudėšiaus tušonkės ir turiu dujinę viryklę. Užsikaisim arbatytės, mes čia gerai susisuksim. Pakavom puodelius, uzbaniokų pasišildyti arbatėlai, kavytei ir praplėškim lietuvišką sausą maisto davinį. Šiais jau išgaliojom per naujus metus. Ne, 24 gruodžio 30, bet bus geras. Suradom progą. Čia mes turėsim košytę, kiaulieną su grikiais. Čia mes turėsim visą maišą gėrėstų. Čia nieko nebeturim. Paskui šiukšlės labai patogu bus susidėti vidun. Kažkur, man atrodo, būdavo zateškę da užtraukti. Turim sausainiukus, džiūvėsiai SU1. Mes dabar ragausim ir apžvelgsime, bet mano prisiminimai tokie, kad dantį nuslaužti nebūtų labai sudėtinga. Jeigu da su česnaku būtų, būtų bomba. Turim čia tokią plokštelę. Ant tos plokštelės. Gerai, pirmą apžvelgiu maistą, o tada parodysiu, kaip tą maistą ruošti. Tarp kitko galima apžvelgti energetinę vertę. Visas šitas paketas turi 1300 kalorijų. Faktiškai tokius suvalgys jau dienos normų, kaip ir turėtum. Dažniausiai tai būdavo nis tiek atsbodį, kad vieną užtekdavo visai dienai, a kartais ir ilgiau. Sausainiukai turi 17 gramų cukraus, tai energingi. Gal apsiribosiu vienu, tik tai paragauti. Viską ištaškiau. Sausainiukai visada būna pakete, yra 10 skirtingų variantų šitą paketą. Sausainiukai būna visada. Riešutai čia yra migdolai, būna žemės riešutai, man atrodo. Turim atskirą maišelį su saldėsiai. Rūtos šokoladėlį. Karinis. Seniau būdavo tiesiog hakis spalvos, dabar va toks kamufliažinis. Iki ko 20 da galioja, tai ne taip ir blogai čia. Labai gerai eina su riešučiukais, kaip atskiras patiekalas. Jeigu įsipakuoji, tai vienu kartu suvalgai šokoladėlį su riešučiukais, kitų kartų sausainius su košė. Pasaka. Šįsyk mums pakliuvo braškių džemas, irgi su sausainiukais labai gerai eis. 5 gramus turim cukraus arba atžalių, šįsyk juodoji arbata. Tirpus gėrimas su apelsinų sulčių koncentrato milteliais. Toks jūpis. Įsimaišai limonadas, bet jūpis gali pakliūti kava arba gali pakliūti sultinys. Visi labai lėvi iš tikrųjų. Ten sultinys, atsimenu, pamačiau pirmą kartą sultinį, miški šaltą. Sakau, kaip išsivirsiu, kaip skanu bus. Nebuvo skanu ir iš vis nieko gero. O va čia mes turim netgi surašytą visą rinkinį, sąrašas, ką mes turim šitam davinį. Ir pasirodo, šitas karinis davinys yra atnaujintas. Aš jį parsivežiau iš rezervistų mokymų, kada aš buvau pats šauktinis, tai jis biški būdavo kitoks. Dabar va mes turim kramtoškę. Taip, tai gerai, mes dabar turbūt kramtoškės nekramtysim. Tai dar ne viską apžvelgiau. Dar mes čia turim šaukštas, sausas spiritas, tai mes juo galim užsikaisti vandenį, servetėlę drėgną, irgi būdavo klaida, kai kas įsidėdavo, galvodavo, kad arbata, nes citrina nupiešta. Ir aišku, turim sirčikonį. Sirčikų pučkelą su drakaniuku. Kaip gerai. Turim zateškę jokingo dydžio. Tai paskui, kai mums liks šiukšlės, mes susidėsim atgal į tą žalią paketą ir užtrauksim zateškę. Mums nesibarstytų dalykai aplinkui, kur nereikia. Padėkliukas maistui pasišildyti. Tai nežinau, kiek iš čia aprašyta, kad maistui pasišildyti, mes ne maistą šildydavom. Irgi, tarkim, turi geležinį katiliuką. Tai va tą plokštelę turim, mes ją tada turim išlankstyti. Va, tarkim, 2 kraštus užlenksim į apačią, gausis kaip kojytės, 2 užlenksim į viršų ir gausis kaip viryklės viršus. Tada mes turim sausą spiritą, pasidedam plokštelę, sausą spirito piliulę ir mes jį uždegsim. Čia prisipilam vandeniuko. Va dabar, pavyzdžiui, mūsų puodelis biški per mažas, kai katiliukas jis didesnis. Bet mes jį pasidedam, prisipilam, ko mums reikia, uždegam ir mums užverda vandeniukas ir galim neskanų sultinį gerti. Turim košytę. Čia mes turim troškintą kiaulieną su grikių koše. Tai mes jos neišpakuojam.
bet jį va tokia gali pačiupinėti, na, dabar tokiam gumule. Tai ją reikia paimti, išmaigyti, pamaišysim biškį. Iš viso yra 240 gramų bendras kiekis, 100 gramų mėsos. Nu tai biednai. Tai mes jo neatidarom, mes jo neišpakuojam, mes viduje dar šitoj dėžutėj turim, yra toks paketėlis. Pamiršau, kaip jisai vadinasi, tai mes tiesiog nuplėšiam viršų šito celofaninio maišelio. Čia viduje kažkokios medžiagos tam papirinio maišelį yra įdėta, kurios pavadinimas dabar ir neprisimenu. Mes jį dedam į apačią, tada mes dedam mūsų košę irgi į vidų. Pasistengiam paderinti, kad nesukristų tas mūsų maišelis į krūvą. Mes jį užsikaisim be jokios ugnies, mums užteks įpilti šiek tiek vandens, tas paketėlis užšlaps, įvyks kažkokia cheminė reakcija ir jis pradės kaisti. Dažna klaida būna, kad pripila daug vandens, kad jis tipo visas užšlaptų, bet va čia va yra linija, tik va tiek vandens reiks įpilti, nes jeigu įpilsi per daug, jisai nebeužkais, jeigu per mažai irgi neužkais. Šitą pasiliekam, šitas labai gerai praverčia žiemą. Vasarą jis ir šiaip užkaista labai gerai. Kai būna žiema, kai būna šalta, ne kaip dabar, kai būna šalta, tada labai apsimoka jį įdėti atgal į tą dėžutę ir paskui jisai labai ilgai būna karštas. Užlenkiam, užklijuojam, nes jis labai greitai sušlaps, gal net geriau būtų dar biškį. Taip, o jau rūksta, tai reikia greičiau, man dabar reikia susisukti, supurtyti visą, kad sušlaptų. Dedu į dėžutę, nes aš paskui jo rankose nenulaikysiu. Jau, dabar šiaip ganėtinai šilta laukia, tai turėtų 5 minučių kokių ir manau, kad sušilta. Kai didelis šaltis būdavo, tai jį purtai. Kartais būdavo 5 minutės praeina, nes net šilt nepradeda ir jau prarandi viltis, galvoji, kad jau viską sugadinai ir paskui pradeda šilti, kai jau pradedi šaltų košį valgyti. Ir paskui eini ir iš kuprinės rūksta, tai tikrai ilgai. Aš dabar pagalvojau, įsidėjau gaudiešiaus tušonkės iš namų su tą mintim, kad mums dviem to paketėlio bus maža ir pagalvojau, jeigu tą valgom šiltą, tai gal ir iš namų tušonkę galim pabandyti pasišildyti. Ir mes tada jį galim pasišildyti ant spiritinės tabletės. Mums dabar tik tai reikia sierčikų pučkelą. Sakau sierčikai, nes Virgis, kantri tėvas Stakėnas, sako, kad pasiim sierčikų pučkelai. Nu tai yra šiamų sierčikų pučkelai. Kas aš? Negaliu tokios nepagarbos rodyti kantri tėvui Virgiui Stakėnui. O kantri tėvas, Virgis Stakėnas. Ką jis lepia po šiaudinę skrybėlę, nežinau. Nu, vat su sierčikais nepavyko. Antras dublis dega. Jeigu labai šalta, po palapinsiaustė visą susisuki, žinai, taip apsigaubi kojas ir vieną tą tabletę užsidegi. Ir iškart šilta, iškart gerą, klausyk. Pabandysiu gaudiešiaus tušonkį pakaitinti. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Su džiūvesiukais. Jo, bus labai gerai. Ta košytė irgi kaista daris. Gal jau galiu valgyti. Tu jau nori valgyti? Taip. Nu, galim pabandyti išpakuoti. Ganėtinai karšta ten viduje vis tiek, tai mes tiesiog kad nenusišutinti. Nu, nėra taip karšta, kaip norėtųsi. Bijau, kad ir nebus iki galo sušylę. Pašilo košytė, pašilo. Ir dabar mes čia turim tokį nuplėšimą. Taip nepatogu, nes tada bus nepatogu valgyti. Tai mes toj pasimsim peiliuką, taip šilgai prasipjausim. Ponė košė. Va, prašau, kaip neapetitingai atrodanti košė. Hei, palauk, dar neragavai. Tada tikrai nepajau. Gal ir nelabai. Čia mums pravers šaukštas, prašau. Matosi grikiai visada. Nu, paragauju. Tu skaniai, man skaniai. Skaniai mėžytė. Labai gerai. Grikiai. Ir visiems, kam lauktuvų parvežė, eiktų, tai jūs ten labai puikiai valgot. Bet kai tu švarai vis paras miškan ir valgai tu patį, ta košė tikrai ir iš viso šitą lauknešėlę, kur čia visko apžvelgiam, tai paskutinis dalykas, kurią tu nori valgyti. Nes iš tikrųjų, man asmeniškai tai tie sausainukai afigėti. Rieštukai ir šokoladas būdavo einamiausias prekės. Čia ką žinau, atrodo, grinai valgau grikius su kiaulienos tušonkė. Tokie grikiai, pusiau pilni, pusiau visi pasitrinę, bet visai nieko. Visa idėja dabar paturbinti šitų košį. Faktas, gamtoj ir sumuštinis daug skanesnis. Jeigu dar galim šitų košį paturbinti gaudiešiaus tušonkį, tai mes tikrai nepraleisime progas tų padaryti. Mėsos ir kruopų santykis bus geresnis biškį. Biškį mėsytė sėdėjo prie košės. Nu, žinokit, gaudiešiaus tušonkė vis tiek yra gaudiešiaus tušonkė.
Su gaudėčiau tušonkiu viską kitą. Jeigu žiūri, kas nors iš Lietuvos kariuomenės, indėkit sausiak ant gaudėčiaus tušonkės. Žiūrėkit, kariai bus 100% motyvuoti, nuotaikas bus daug geresnės. Jeigu reikia, rašykit, duosiu kontaktus. Pasaka. Kai sumiksavam su koši, tai ir ta košė daug geresnė. Eiktų, va, sriubytė verda, Amerika. Eik, šventė. Sausainukų turim. Šiaip sausainukus buvo galima su košiu iš tikrųjų valgyti, bet mes tiek rankų neturėjom. Tai metas padegustuoti sausainuką. Gali su džemu. Netokie kieti. Prašom džemą. Braškių. Man čia ne džema. Was is das? Čia yra kaip želė įsivaizduok, nėra taip paprasta užkabinti kaip džemą. Būkit sveiki. Šiukšlių maišas beveik pilnas, bet mums nebekas ir beliko. Čia pas mus liko dabar servetėlė rankom, kramtoškė ant kelio, sierčikus juodai dienai, kišanin. Nu, juodas arbatas gal negersim, turim skanesnės, liksim kažkada namie sugersim. Cukraus, gana jau cukraus vakar. Su babi pa 100 gramų inšovėm. Net sunku patikėti, va, pakelis 5 gramai. Co šitą cukraus? Mes vakar suvalgėm pagerus 25 tokius pakelius. Eik, tu peklant, baisu net pagalvoti. Riešučiukai ir šokoladėlis rūta. O rūta pratirpus. Ženklas. Vakar, jau vakar privalgiau šiandien. Nu, bet viskas tik už tai, kad parodyt jum, gerbiami žiūrovai. Šiandien pasivaiščiosim, tai daugiau pasportuosim ir išsilyginsim. Tai man šitas patiekalas labai patinka su riešučiukais. Šauni riešučiokų. Ant viršaus rūtelas. Faktiškai Snickersas. Twiksas. Manija. Kai miške, tai atstoja bet kokį Dubajaus šokoladų 100 kart geriau. Snickersis ar Manija? Marsas. Milky Way. Siesta. Bingo, Ralis, Fortuna, Karūna. Labai juodas. Rasistė. Eiku. Ot smalas užsitaisiau. O kavas biškį daugiau įsdėjau. Ir vandenę nepakankamai išsibiriau. Negana ta. Da keltis anksčiausiai. Atsimašinėti visi grįžė biškį laisvą laiką, ir vėl bėgoti sukas. Už visus mūsų savaitgalio džiaugsmus mums yra atlygintame. Šiandien mes jau salėje, bet dabar yra, kad patikėtumėt manim, aš jums laikrodį parodysiu. Naktis yra dabar. Dabar yra gili naktis. Atlyginta mums už tuos visus mūsų džiaugsmus. Ankstina darbo 1 valandą, tai dabar dirbam nuo 5, dabar salėn reikia eiti nuo 3, tai dabar reikia keltis 2:30. Ir visas mėnuo teks numato. O, dievuliu. Tai gali būti, kad reportažai biški mažiau nuotaikingi bus, šiek tiek sutrumpės. Nes reikia išgyventi. Be kaldras ir paduškas iš namų neiti. Kol babis daro bu, aš galiu papasakoti, ką darau šiandien. Šiandien yra antradienis, vakar pasidariau pečius, kaip priklauso, nes vis tiek mums savaitgalį yra svarščia laikymo iššūkis, tai čia visiškai yra pečių reikalas. Tai stiprins man visų savaitį pečius. Tai dabar eisiu dabiškį bickelį pasidarysiu, nes noriu gražias bickelas ir babis sakė, kad jo apvalėja, tai dabar azartų pagavau ir eisiu daryti ChatGPT sudarytas mano programas. Tai trumpai biškį papasakosiu ChatGPT. Paklausiau, ką man daryti, norint pagerinti svarščio priešai save laikymo laiką. Tai labai daug pratimų pečiam gavau, truputį presui, truputį dilbiams ir riešams. Vakar dariau 5 pratimus pečiams. Šiandien pradėsiu nuo 3 serijas po 5-7% savo maksimalaus laiko. Tai va, tai jeigu išlaikiau 1,5 minutės, tai bandysiu 3 kartus bent po minutę palaikyti svarstį. Tada turėsiu porą pratimų pečiam ir porą dilbiams su riešais. Šiandien mano treniruotė daugiau mažiau tokia. Tada eisiu pasidarysiu kardiją, žiūrėsim, ką pasiūlys rytoj.
Taip, tai turim ketvirtadienį. Kaip ir apsipratom, jau šiandien biški lengviau gal buvo keltis valandą anksčiau negu įprastai. Šiandien toliau ruošiamės challenge'ui. Šiaip palei visą tą planą dabar pagrindė kiekvieną dieną treniruoju pečius, kas yra. Šiaip įprastai pečius darydavau kartą per savaitę ir šiaip su pečiais ko gero reiktų atsargiau, nes jie tokie nesunku juos pažeisti. Vis kiekvieną dieną prie bendros treniruotės gaunu porą pratimų pečiam. Padarau presui, riešų stiprinam. Pavyzdžiui, šiandien bandžiausi su dvigubai didesniu svoriu daryti. Sunkiausia dalis pirštam. Tai dar biški ir pakabu. Kad ir kaip mūsų savaitgalį įskaudino irklavimo aparatas, nebegaliu pabaigti dienos beje. Tai einu pairkluosti dabar. Vėl daugiau taip nebedarysiu, aš baigiau bėgti 9:30 gali. Bet aš taip nusipausiau ir realiai jau mėgoti, bet tas miegas toks skaudančių kojų, tas neleida mėgoti. Šiandien ištrauk kažkur kojas reikalingas, bus labai įdomu. Nu kuo, pasisverti ir vandenį nenoriu. Išbėgu viskas kaip ir normaliai, biški lėtesnis peisas, bet tiesiog 14-15 pradėjau bėgti, gal links pradėjau lūpinėti. Oi, taigi va, nieko, aš tai vakar pakimarinu. Nieko labai nedariau, žinai. Ale va jau biški kojas kvadratėjo šitoje vietoje. Buvo visiškai apvalu, dabar va jau biški yra kampas. Ir ant šitas perpistas kojas irgi jau geriau biški. Svoris krenta ir dabar vaikštau daugiau. Papasakok apie bėgimų dakų nors. Daug bėgiojai. Nu tai bėgiau šitą savaitę dabar. Vienąkart 17 kg, vakar 15. Tai dakojam. Tai labai svarkiai iš tikrųjų. Vakar labai blogai mėgojau, bet dėl kojų, grinai. O stresą gauna, gal žinai. Bet kiek prabūdis, nežinau, 20 kartų. Aš vakar baigiau bėgti, buvo pusė 10. Nežinau, ką sugalvojau, bet tiesiog galėjau anksti išbėgti, bet užvalgiau tik daugiau. O jeigu ruošies daug bėgti, tai iš vakarą tipo reikia. Angliavandenius iškrauju ne tų pačių dienų, bet tipo. Valgiau, aš manau, dvigubai daugiau negu būčiau šiaip valgys. Nieka tas nedavė. Man 15 mažai, aš norėjau daugiau. 30 km kaltą per porą išbėgimų. Bet gavo kojas turbūt neskaudėjo prieš bėgant. Bet bėgimo metu atjungė kojėlas. Šiaip sverimas visai įdomi dalis dėl to, kad, tipo, sužinot, kad čia kryta ar nekrita. Visa kita nemeluosi užpisa. Alegi babis toks fainas berniokas, kaliaunas tiek keikės. Timk iš babę keiksmažodžius ir nebeliks ko pasakyti. Einam pasisverti. Centrinėn kabinan nušluosti dulkes nuo praeitos savaitės. Kad mažiau rodytų biški. Taškas 2 kg. Kilogramą nori. Bet ar tiki, kad bus tas kilogramas? Ne. Aš nežinau, iš tikrųjų, ne pagal valgymų, tai pas mane plius minus viskas taip pat buvo. Nu, aš bėgau. Jeigu skaičiuoti, kur tai rodo programėlė, žinai, tai pas mane papildomų kalorijų sudeginta grįžtukas 4 iš nieko. Tai buvo 109 tavo, taip? Aha. Tai dabar turi būti 108. Nu, 108, kad ir ten keli šimtai, žinai, nu, bet jau 8. A ne, 109, 400. Susirenkam Manackis, važiuojam namo. Pradžiai savaitės valgiam ledų, paskui pakavom karinį davinį šito. Šiaip biški mažiau aktyvi savaitė buvo, vakar salėje nebuvom iš vis. Ne tai, kad tas palaidavom, bet taip aplinkybės sukryta. Praeitą savaitę buvo 13,8. Šiaip jaučiuosi lengvas dabar šiandien rytą, atskėlau, vėl toks visas gražus kaip DiCaprio, bet pasižiūrėti, kad jeigu bus daugiau negu 14, tai irgi per daug nenustepsiu. Tai aišku, giliai širdį viliuos, kad bus mažiau negu 13. Tai buvo 13,8, dabar žiūrėsime, kuo pasiūlys. Standartiškai Ambicki, parodom Ambicki. Bijau. Kiekvieną kartą bijau, bet šį kartą kažkaip. 107,5. 107,5 kilogramų 700. Tu per savaitę šitnio pa 2 kilogramus vėti. Na čia man kiek antrą savaitę gali iš tikrųjų tiek tokį. Bijau. Nu jo, 13,400. Minus 400 gramų. Babis prisvyja kilogramų 3, kas nėra gerai. Babis nubėga 30 km, 32 šitų savaitę, aš nubėgu 0. Teinančią savaitę dar pažiūrėsim, kas bus. Ir jeigu kitą savaitę babis mane taip pat vysis, ko gero teks pradėti bėgioti. Nėra nuotaika tokia gera, bet bent jau ne pliusas. 13,4 yra visai neblogai. Minus 400 gramų. Nu, ne taip ir gerai iš tikrųjų. Blemba, babis pradėjo mane visur. Ir ant iššūkių, ir ant kilogramų. Kas čia laukia mūsų toliau? Videkus da YouTube filmuoti pradėjo. Bėgioti tau reikės. Reikės, nelaukit. Einam iššūkę daryti. Ta telefoną nebuvau, man atrodo, sėmės iš kišenės. Oi. 200 gramų. Sudžiūvis. Esmė, kad krenta ir tau nuo pradžių, kaip paleidai biškinį. Nu, bet žiūrėk, jeigu tu mane pasvėjai dabar kilogramų 300, tai tarp mūsų lyg turėjo 1,5 kilogramą, man atrodo. Sveikinu numetus daugiau negu 10 kilų jau. Babis pasiekė savo, per 6 savaitės numetė daugiau negu 10 kilų. 10 kilų ir 600 gramų. 15, dabar jau reikia 15. Dabar jau 15 reikia. Taip, mano buvo 25,1, 11,7. O tavo 10,5. Tarp mūsų tik tai kilogramas beliko. Baig, babi. Na, nežinau, 2 minučių pradės kojas drebėti, kojas šiandien tokias. Mano, tai žinok, pečiai plėniniai šiandien. Šiandien galiu laikyti 15 minučių, jeigu nori. Man nieko nereiškia. Aš tavai psichologiškai bandau dabar palaužti. Na, tai aš 2 palaikysiu vėl kaip praeitą kartą. Taip, tai savaitę laiką aš ruošiaus pečių iššūkiui, babis bėgioja, mano pečiai jau geležiniai, tai aš dabar babį sutriuškinsiu, bent jau jį tai bandau įtikinti. Babis praeitų sėkį palaikė mūsų šito maliūgų
2 minutės 2 sekundės, aš palaikiau minutį 27, bandysim pagerinti savo rezultatus. Aš bandysiu sutriuškinti babį. Taip, tai trumpai primenu sąlygas, negalim riestis atgal, negalim nuleisti rankų žemiau krūtinės linijos tikriausiai ir pakelti aukščiau pečių negalim. Moliugiuko sveria 8 kg, kaip paversite į 8, kaip sakydavo Juozas, artėja maksimalių išbandymų metas. 1, 2, 3. Labai lėtai eina laikas. Sunkiau laikas, matau, šitas savaitgalį negu praeitą, bet 2 pasieksiu. Kodėl 20? Kodėl ne 30? To jau bus. Jeigu nebūtų 20, būčiau išlaikęs 2 minutės. Šalta, babi. Kojas dreba. Minutė ilgiau. Nebetaks ir atrodo paprastas. Padėjus svorį atleidžiai. Išvada peršas kokia. Čia GPT nieko nenusimana apie pečių treniruotės ir kad bėgimas labai padeda pečiam. Dar nepabaigta diena. Dar net nepradėjom dienas. Babė eilė traukti iš usboną. Nenoriu būti tas žmogus, kur trauksi tu, bet imi vedėjas. Nu, babė, tau ant sąžinės. Ku ištrauksi šiandien. Namo norėčiau visai, ku ištraukus svarbu, kad važiuotumėm pasidarį. O, visai neblogas. Lenta. Patrauk pirštų, nes dabar čia tik ta lenta. Plenkas, senas geras plenkas. Panašu, kad babės 3 savaitę iš eilės laimės. Tai gal ilgai ir netempiam gulą ant žemės. Kažkokių taisyklių. Aš šiaip žiūrėjau, kad plenkas turi būti tiesia galva, tai reiškia, kad, nu, tipo natūraliai, net neužloštas. Galva tada tegul būna tolygiai su kūnu, o rankos tik tai, kad nebūtų suspausta. Kad šikna nekiltų ir nekristų, tai simutę pažiūrės iš šono. Atsigula man pilvuko. O, matai, ilgai pabūčiau. O taip plenkų galim daryti 2 savaitės. Tik valgyti, atneškit. Patinka plenkas, mėgsti plenkų? Ne, šiaip nelabai darau, bet nusakau, ką žinau, iš tų laikų labai nedarydavau, manau, 1,5 minutės. Prognozuočiau savo irgi, kad minutį 20, kokių gal ir ištemčiau. Matai, tas 7 dienų tarpas, samas, nu, nebaisiai duoda iš tikrųjų. Kad mėnesį pasiruoštum, tai gal tada ir visiems pratybam kažkas gautas, o dabar tai tas per savaitę toksai, kad kur tu gal net daugiau pavargsti 6 dienas darydamas, paskutiniai dienai besiruošdamas, negu kad duoda rezultatą. Nu tai gal darom? 1, 2, 3. Nu ir tu pašefuok ten, kaip ten kas. Aš labai drebu visas. Užsidegė presas. Ой, так. Tai girdėjau, kad babė minutę 30, minutę 39 mana. Nustebino tai, kad paėmiau babį, bet babės, manau, pasidavė ties to, kai simutė pasakė, pas 2 minutės būtų da laikis ir būtų da palaikis. Na, gal sekundė, žinok, kelias nedaugiau. Bet ant pabaigų labai presą, apačiau užsidegė. Užsidegė presas ir, nu, tas drebėjimas, aišku, nemalonu, bet tą presą atrodo nebegalėjau. Nu, tai 2 minutės kitą savaitę. Kitą savaitę po 2 minutės. Gerai, ilgai nebetempspa. Ties to ir baigim šią rytą laidą. Su jums buvo babis, su jums buvo vanagėlis, operatorius Simutė, ausinosi. Būkim stiprus, palaikykim vieni kitus ir tam sėkiai. O kantri tėvas, virgis takinas, ką jis lepia buvo šiaudinė skrybėlė. Ką jis lepia po šiaudinę skrybėlę, nežinau.